Man amžinatilsį močiutė sakė, tu turi Dievo dovaną su bitėm. Va čia tas var yra, kad bitės limpa tik tai prie gero žmogaus, kuris neapkalbinės, nemuš ten kažko, tai nedarys kažkokių nesąmonių, nedarys paprasčiausiai tos pačios ir produkcijos prastos. Nes jeigu darai, turi daryti gerą daiktą, gerą produktą. Ir, tas biški tos magijos, toksai šydas yra su tom bitėm. Ir tas, sakykime, atrodo, nueini prie bičių vieną kartą susinervavęs, jos labai gelia, jos labai piktos pasidaro. Nueik už valandos nusraminės auksinės bitės, prie to pačio avilio, tos pačios bitės. Kas pasikeitė? Tik žmogaus nusiraminimas. Ta tokia aura, sakykime, taip. Sezoniškumas yra visus metus, apvalius metus dirbam. Sakykime, jeigu būna užsakymo, dirbam 12-16 valandų per parą. Taip, medaus sukimas ir 18 būna valandų, nes dirbu aš vienas. Ir taip apvalius metus. Aišku, būna ten kinta tas darbo grafikas, bet panašiai būna. Pavasaris, ruduo labai sunkus jau būna, nes reikia aukštus uždėti, o rudenį nuimti ir paruošti žiemai bites. Sudėti vaistus ir pamaitinti. Čia yra sunkiau, o žiemą jau būna prieš kalėdinį laikotarpį. Sudėtingesnis, jau daugiau darbo tas sezonas. Sakykime, sausio mėnesį apmažėjimas po naujų metų, po kalėdų, o taip visą laiką dirbam. Turbūt visi puikiai žinom, kad perkam mes akimis. Savo prekės ženklą susikūrėm 19 metais. Visą tai patys kūrėm, patys padarėm ir buvo labai svarbu sukurti etiketės ir pačią produkciją, kad jinai atrodytų prabangiai, gražiai, skaniai tam klientui, kuris nori kokybiško produkto pas save namuose ant stalo. Taip, kad norėtųsi pasiimti, nupirkti ir paragauti. Pirmiausias ir turbūt esminis, nuo ko pradedam, tai yra medus, ką mes išgaunam, žiedadulkės, duonelė ir pikis, tai yra patys bičių produktai, kuriuos mes turim. O toliau mes pradėjom gaminti prieš beveik 2 metus medaus skanėstus, tai yra medus su šaltyje džiovintais ingredientais, tokiais kaip čiobreliai, pipirmėtės, avietės, spanguolės. Ir kada pasidarėm šokoladą su žiedadulkėm, sakom, dar reikia kažko tai, dar kažkas tokio, kad būtų gero, tai pasidarėm juodojo šokolado saldainius su medaus skanėstų įdarais. Tai dar plus yra žiedadulkės meduje, o toliau jau visą tai dėliojam į dovanas, įvairiai su žvakutėm, mažesnėm, didesnėm, didesnius stiklainiukus, mažesnius stiklainiukus, su daugiau, su mažiau ir darom įvairias verslo dovanas, krikštynom darom, taip pat darom vaško žaisliukus ant kalėdinės eglutės, kurie labai gražiai persišviečia su visais raštais, kada uždegtos yra lemputės. Dar yra žvakės, liejam žvakės, žvakės labiau yra prieš kalėdinį laikotarpį, advento laikotarpiui. Čia dabar gaminsim vaškuolę, iš kurios po to susisuksim žvakę. Visas perteklius jisai išbėga čionai ir po to mes jį išsiimsim. Dabar kaip vafliniai mes jį užspaudžiam. Va, ir visas vaškas, ko nereikia, išbėga. Ir čia jau po to jau gausim. Okay. Po to jisai, kai vėsta, tamsėja.
šiais metais pasileidom labai smagią edukaciją, tai yra kiaušinių marginimo su vašku. Vasaros laikotarpiu darom medaus sukimo edukacijas, kada žmonės atvažiuoja, išsisuka patys savo medaus ir po to degustuoja su sūriu ar agurkais. Ir dar turim tokią didesnė edukacija, tai bitininko diena, kada jau atvažiavę žmonės, priemam tik tai mažom kompanijom iki 4 žmonių, apvelkam kombinzonais, vedam prie avilių, patys žmonės išsitraukia korius iš avilių, apžiūri avilius, apžiūri visas bites, paaiškinam, kaip atsiranda žiedadulkės, duonelė, pikis, kaip ten tas gyvenimas verda, tada grįžę jau gali išsisuka savo medų, tada degustuojam lygiai taip pat su sūriu, su batonu, su šviežiais agurkais. Su 44 šeimom bitininkas tikrai negalėtų išgyventi vien tik iš bitininkavimo, bet kaip perdirbėjas jis kaip gaunasi, tada jau galim. Nes visai kitas prekių racionas pasidaro. Darbo taip daug prisideda, fizinis darbas ir loginio mąstymo reikia labai daug, nes viską reikia skaičiuoti, kad kažkur tai nepadaryt klaidos, nes tai brangiai kainuoja ganėtinai. Fizinis darbas yra sudėtingas vien dėl to, kad yra sunkios dėžės, kurias transportuojam su medum. Loginis, ką pasiūlyti pirkėjai naujo, šviežio, kiekvieni metai. Turim poilsį ant bičių. Visiems labai būna smagu ir įdomu ir akis išsižioja, kada pasako, kur? Sakom, pamiegoti ant bičių galim. Tai yra namelis, kuriame yra 6 šeimos bičių. Ir po kiekvienų gultų yra 3 šeimos bičių ir žmogus atsigula maždaug per kokių 10 cm nuo bičių. Tiesioginio kontakto nėra, bitės žmogaus nepasiekia, bet žmogus jaučia visas vibracijas, šilumą, kvapus visus ir dažniausiai žmonės išeina iš tenai. Ką pasako, tai sako toks jausmas, kad arba jūra ošia, arba lyja lietus ir visi sako toks kaip iš transo, kaip iš poilsio, sako, kaip savaitę pamiegojus, nors dažniausiai pabūna tik 45 minutės. Parama mums padėjo labai stipriai, padarė darbą lengvesnį, greitesnį ir didesnės apimtis galim paimti. Didesnius kiekius padaryti, išpilstyti didesnius kiekius. Pastoviai kažkoks darbas yra, pastoviai dirbam.